Labą dieną. Labadiena, Eimantai. Laukiam prisijungiančių dar dalyvių. Labas rytas visiems besijungiantiem. Labas rytas, Eimantai. Tai sveiki visi besijungiantis į žinios verslo pusryčius. Tai yra mūsų jau tradicija tapusi kas mėnesį organizuojama nuotolinį renginį, verslam informacinį renginį, į kurį mes žinius, tai yra apskaitos ir verslo partneris, kviečiame įvairius pranešėjus susijusius su finansų tema, su pinigais. Ir šie pranešimai gali būti jums vertingi, jeigu va šiandieną mes turime svečią Eimantą iš nacionalinio projektų rašymo agentūros. Eimantas to prisistatys pats, kuris gali padėti verslams gauti finansavimus jų verslo idėjoms, jų verslo projektams. Tai žodį Eimantai perdodu jums, pagal registracijas matau, kad yra vėluojančių dalyvių, kurie labai svarbiai norėjo prisijungti, bet dėl to mes ir darome įrašą, kad niekas nieko nepraleistų ir šitas įrašas vėliau yra talpinamas YouTube kanale. Tai žodis Eimantui. Sveiki. Esu Eimantas, atstovauju nacionalinių projektų rengimas įmonę, kuri jau daugiau nei 15 metų rengia ES projektus ir juos administruoja. Taip pat mano patirtis yra irgi panašios trukmės, apie 15 metų šitoj sferoj. Ir šiandien norėčiau pristatyti esamus ir aktualius kvietimus, numatomus, kurie galėtų būti na, panaudoti jūsų ar jūsų pažįstamų verslo plėtrai, pasitelkiant ES investicijas. Tai aš turbūt pasidalinsiu ekranu ir pradėsiu pristatymą.
Taip. Kaip su klausimais, Eimantai, ar eigoj klausti, ar geriau sulaukti, kol jūs pristatysit viską ir tada užduoti savo klausimus? Galbūt geriau pabaigoj, bet aišku, kadangi eisim per kvietimus, galit ir iš tikrųjų sustabdyti, nes bus, čia būtų patogiau galbūt pabaigo aptarti, tai yra bendriniai ES projektų rengimo klausimai, tai geriau pabaigoje, jei klausimas susijęs su konkrečiu kvietimu, tai galit ir iš karto, jeigu žinosiu, iš karto atsakysiu, jei ne, tai pasižymėsim klausimą, atsakysim vėliau. Va. Tai tada klausimus taip pat irgi skatinu rašyti ir į čatą, kad nepasimirštų kažkas ir va. Ir tada dar šiek tiek apie šią temą, gal toks trumpas intro. Mes savo įmonėje taip pat įsisavinome vienos programos lėšas mm, skaitmeninio projektų kūrimui. Tai iš tiesų galiu pasakyti, kad buvo visko. Buvo ir labai sunku, buvo ir labai su terminais nukelinėjama iš agentūros pusės. Ir iš tiesų, tai aš jau kaip finansininkas, paskui ir nes čia vat, mūsų finansininkų yra misija ir įmonėse aprūpinti įmonės pinigais, aprūpinti projektus pinigais ir mes susidėliojame savo cash flow, kad va pasirašėm projektą, čia pradėjom investicijas, čia savų turim tiek, darom ir bet numatytų laikų pinigų nėra, nes viskas vėluoja. Tai labai įdomi iš tikrųjų ir ta praktinė visa pusė, tie gyvenimiški atvejai, kaip ten viskas vyksta, ant kokių greblių užlipa įmonės, kurios eina į projektus, ko neįsivertina, kiek iš tikrųjų kainuoja tie pinigai, vat kiek kraujo ir ašarų jie kainuoja. Tai toks Tai trumpas galėsim mano padiskutuoti turbūt. pasipasakojimas. Jo, yra specifikos šituose piniguose, bet, jie tikrai yra vertingi ir jais, manau, būtina pasinaudoti, kai tokia galimybė yra, nes, kriterijų, kada tu gali, kada negali, tikrai kiekvieną kartą pasitaiko įvairių ir tas šansas gali po to pasitaikyti tik po kelių metų. Tai gerai, aš perbėgsiu per kvietimus, pristatysiu maždaug tą meniu, kas šiandien dienai yra, kur galima sudalyvauti. Nebus čia visi kvietimai, kurie apskritai egzistuoja, sakykime, ten iki pačių smulkiausių, bet esminiai, pagrindiniai skelbėme investicijos.lt, taip pat apvis sistemoje, nes tokios dvi pagrindinės sistemos yra, kuriuose skelbiami kvietimai. Apvis daugiau su aplinkos projektais, aplinkos, sakykime, susijusių su poveikiu aplinkai, o investicijos LT skelbiami visi kiti kvietimai, kurie yra aktualūs ir verslui, ir viešam sektoriui. Ir būtent šiandien kalbėsim, aišku, apie verslą. Taigi, pradėkim nuo pramonės dekarbonizacijos. Tai, sakykime, pirmi 3 kvietimai, apie kuriuos kalbėsiu, susiję su gamybos įmonėm, pramonės įmonėm, kurios gali pretenduoti į investicijas, kai sutaupo tam tikrą energijos, suvartojamos energijos dalį. Ir tam, kad galėtume suaplikuoti į šitus pirmus kvietimus, apie kuriuos kalbėsiu, reikia pasirinkti arba energijos vartojimo auditą, arba technologinį auditą. Auditoriai nustato, kad štai viename procese ar kitame procese yra galimybė sutaupyti energijos arba išverčia tai į CO2 sutaupimus, tuomet galima dalyvauti, tuomet ateinam mes, ir kaip sakant, parengiam paraišką ir pateikiam pagal kažkurį iš šitų kvietimų, bet kaip ir pirminis toks tikslas šitų kvietimų ir apskritai, taip sakykime, pasitikrinimas tinkamumo yra energetinis auditas arba energetinio audito kaip konsultacija, kuri padėtų nustatyti, ar yra potencialo šitų projektų įgyvendinimui. Tai pirmasis kvietimas yra pramonės dekarbonizacija, jisai skirtas pramonės įmonėms, apdirbamosios pramonės įmonių gamybos procesų, įrangos ir įrenginių, diegiant energijos vartojimo efektyvumą, didinančias technologijas atnaujinimas. Ir taip mažinant gamybos veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Tai vad, kaip sakiau, energetinis fokusas. Projektams numatoma skirti net 42 milijonus eurų, tai tikrai labai stambus kvietimas. Minimaliai 30 tūkstančių, maksimaliai iki 10 milijonų vienam projektui, didelėms įmonėms
30% intensyvumas, vidutinėms 40%, mažoms arba labiau mažoms 50%. Tai čia reikia atkreipdėmėsi, kad ir kaip kituose kvietimuose nuosavas indėlis yra pakankamai nemažas ir tai reikia įsivertinti teikiant paraišką. Pagal šitą kvietimą paraiškos priimamos iki spalio 7 dienos, taip kad laiko dar yra. Na, bet jeigu jau auditas, sakykime, netliktas ir bus sunku surasti kažkokią įmonę, kuri tai atliks, tai galima ir jau nespėti. Tokiems kvietimams paprastai reikia ruoštis bent 3 mėnesiai iki jų termino. Taigi finansuojama čia, ką galima, sakykime, pasikeisti, tai investicijas į švaresnės gamybos inovacijas, jų dėgymą, gamybos procesų modernizavimo, optimizavimą, automatizavimą. Na ir kaip sakiau, esmė, kad tai būtų didinamas energijos ir kūro naudojimo efektyvumas. Ir finansuojama nauja įranga, tik nauja įranga. Ir jinai turi sutapti su tuo, kas yra nurodyta energijos vartojimo audito ataskaitoje. Kalbant apie tos sutaupimus, kiekgi čia reikia sutaupyti energijos, kad būtų galima aplikuoti į šį kvietimą, tai yra kita skaidrė. Šitas konkrečiai kvietimas turi labai aiškius procentinis išraiškas, kiek reikia sutaupyti energijos arba kitaip CO2 sutaupyti nuo to, ką jūs veikiat dabar ir ką jūs pasieksite įsigiję kažkokią naują įrangą. Tai vat, šitas kvietimas skiriasi nuo kitų, nes tai orientuojasi į atskirus procesus, ne į visą įmonės, sakykime, veiklą bendrą, visą gamybos procesą, bet į atskirą procesą. Tai pavyzdžiui, atliekinės šilumos atgavimo ir panaudojimo įranga ir įrenginiai, jei tokius keičiam, tai mums reikėtų sutaupyti daugiau nei 28% energijos. Jeigu einame į automatinės stiklo pakuočių gamybos linijos įrangas ir įrenginius, štai jau 40% reikia sutaupyti. Jeigu turime plastikinės plėvelės gamybos linijos įrangą ir įrengimus, tada užtenka tik 15%. Na ir, pavyzdžiui, 65% yra, jeigu keičiam automatinės smėliavimo linijas ir įrangas. Aš visų tų gal eilučių čia neskaitysiu, bet principas yra tas, kad priklausomai nuo įrangos yra ir skirtingas sutaupimo reikalavimas. Kai kur tas yra 15% užtenka, kad mes galėtume aplikuoti ir gauti finansavimą. Šiaip konkurso šitam kvietime čia didelio kažkokio labai nebus. Jeigu yra galimybė sutaupyti, tai faktiškai ta parama beveik kaip ir garantuota. Na ir kaip jau nuo 15 iki net 65% reikalavimas. Tai reikia žiūrėti konkrečiai įmonės kategoriją, ką jinai veikia ir kokią, sakykime, įrangą jinai nori pasikeisti. Tai potencialą šitam kvietime aš matau daug. Aišku, reikia nepamiršti, kad nuosavas prisidėjimas čia yra nemažas, bent jau 50% nuosavų lėšų. Tai va, tai pirmasis kvietimas toks. Antrasis kvietimas vėlgi orientuotas į energetiką, vėlgi reikia energijos vartojimo audito nesenesnio nei vieni metai ir reikia, kad būtų keičiamas iškastinis kuras, iškastinio kuro mažinimas per šilumos siurblius, biokuro sistemas ar kitas atsinaujinančio energijos išteklių technologijas. Čia gali dalyvauti didelės pramonės įmonės, kurios nedalyvauja taršos leidimų prekybos sistemoje ir kurios veikia netrumpiau kaip 3 metus. Projektams vėlgi iki 10 milijonų, iš viso skirta vienam projektui iki 2 milijonų ir intensyvumas čia jau yra šiek tiek geresnis, nuo 50 iki 85%. Tai va, priklausomai vėl, kas bus keičiama ir daroma. Kvietimo pradžia, šitas kvietimas dar nėra paskelbtas, planuojama rugsėjo 30 dieną ir čia turėtų suklusti Kauno, Šiaulių ir Telšių apskrityse veikiančios įmonės, nes šitas kvietimas yra būtent skirtas joms. Tai tokie kvietimai, kuriuose identifikuojamos konkrečios apskritys, paprastai būna labai palankus įmonėms, kurios veikia tose apskrityse, nes tai automatiškai sumažina konkurenciją. Vilniaus įmonės, sakykime, ar kitų apskričių įmonės dalyvauti čia negali, bet tų didelių įmonių, kas čia yra virš 250 darbuotojų pagal SVV įstatymą, nėra tiek daug. Tai šitoj vietoj vėlgi kvietimas tikrai labai įdomus ir jisai bus paskelbtas, bent jau dabar taip žadama, rugsėjo 30 dieną. Su datom, aišku, agentūra
ministerija visada, beveik visada vėluoja. Čia jau tokia įsitvirtinusi praktika, tai vėlgi labai ryštis prie tos datos nereikėtų. Jau kai paskelbiamas, tuomet jau tas tampa konkrečių dalykų. Ir jeigu pradžia rugsėjo 30, tai terminas to kvietimo greičiausiai bus gruodis arba sausio, 26 metų sausio pabaiga, iki kada reikia pateikti dokumentus. Tai čia taip pat reikėtų turėti irgi energijos vartojimo auditą, tai jeigu jo nėra, tai laiko tikrai tam yra pasidaryti, įsitikinti, kad turime galimybę pakeisti iškastinį kūrą kitokią įrangą, ar jį sumažinti jo naudojimą ir tada aplikacija šitoj priemonėje galima. Na ir dar vienas kvietimas, kuriame reikia atlikti kažkokį tai auditą, nes šitie visi trys kvietimai tuo ir susiję, kad juose reikia kažkokio tai įrodymo, kad mes kažką keičiam, kažką sutaupom. Tai šiuo atveju yra lengvatinė paskola pokytis iš Iltės buvusios Invegos. Jos visas džiaugsmas ir nauda yra tai, kad galima gauti 10% dotaciją paskolos nurašymui, jei pasiekiamas planuotas projekto efektyvumas, čia yra 15%. Ir ta paskolos palūkanų norma yra 1% plus Euriboras. Tai šitas kvietimas yra testinis, jame gali aplikuoti pramonės įmonės taip pat kaip ir prieš tai dviejuose, kuriuos minėjau. Ir čia galima finansuotis plėtros projektus, kuriuose dėgiama nauja moderni įranga, technologijos, procesai modernizuojami, dėgiamos skaitmeninės technologijos ir toks biškai universalesnis, sakykime, kvietimas, tai žinoma ne subsidija, tai yra paskola, ją reikia gražinti, bet kaip minėjau, 10% dotacija yra galima. Ir čia koks skirtumas nuo tų kitų kvietimų, ten yra tam tikri pribojimai dėl įgyvendinimo vietos, čia paskolos atveju šitos negali būti visoje Lietuvoje, jinai testinė, nėra pabaigos, taip kad, na, prie tos paskolos prieiti galima praktiškai visada, kol pinigų dar liko. Tai jų dar ten yra ir galima aplikuoti praktiškai, na, šiemet tikrai, kitais metais gal dar irgi nepasibaigs tie pinigai. Tai vėlgi pasidarom auditą, audite įrodom, kad galim patobulinti procesus ir dėgymą moderni skaitmeninė įranga. Auditas būtent rekomenduoja tokias įsidėkti ir tada tą dalį būtent modernios įrangos dėgymo galima finansuotis šią paskolą. Tai va, dabar tų trijų kvietimų toks nedidelis palyginimas. Sumos iki kiek projekto, tai va, nuo 2 iki 10 milijonų, intensyvumas, tai sakykime, tas pirmasis dekarbonizacija nuo 30 iki 50, toks kaip ir nedidelis intensyvumas, alternatyvus kūro kvietime tas intensyvumas jau didesnis, 50-85%, tai tokiu atveju mažiau nuosavų lėšų reikia įdėti į projektą. Na ir paskola suteikiama 75% vertės, reikia 25% nuosavo indėlio turėti, finansuoti privačiom lėšom, bet aišku, tai yra paskola ir ją reikės gražinti, išskyrus tai, kad 10% dotacija bus galima. Vat, pagal tinkamus pareiškėjus pirmuose atvejuose tai yra pramonės įmonės, o pokytyje gali būti mažos tiesiog vidutinės įmonės, bet na, dažniausiai tai yra bet kokiu atveju gamybinė įmonė, kuri keičia įrangą. Dabar vėl apie investicijų regioną, nes jau nežinau, ar daugelis iš jūsų žino, tai tekia susidurti visa Lietuva šitam laikotarpiai 21-27 suskirstyta į 2 regionus. Dažniausiai, sakykime, išskyrus tą kvietimą, kur konkrečios apskritys yra Vilniaus apskritis ir visa kita Lietuva, kuri vadinasi Vidurio vakarų Lietuva, VVL. Taip jinai užsikoduojama, arba sostinės regionas yra būtent Vilniaus apskritis. Tai sostinė ir kita visa Lietuva. Ir taip šitie visi kvietimai, na, išsimėto. Dalis jų tenka sostinės regionui, dalis kitai Lietuvai. Dažniausiai sostinės regionui yra mažesni intensyvumai, nes sostinės regionas pagal BVP praktiškai yra išlipęs iš tos ribos, iki kurios dar ES skiria finansavimą įmonėms. Tai va. Eimantai, Taip, gal tai dar galim patikslinti, va tas MVI irgi priminti visiems, kas tai yra tas MVI, kokie kriterijai?
Taip, tai MVI yra pagal SVV įstatymą, smulkaus vidutinio verslo įstatymą, tai mažos ir vidutinės įmonės, taip nesileidžiant į smulkmenas ir kapitalo dydžius, ir pajamų dydžius, tai yra įmonės, kurių darbuotojų skaičius neviršė 250 darbuotojų. Turi būti vertinama ir visos susijusios įmonės, kurios, na, yra įsteigtos tų pačių akcininkų arba, na, yra susijusios pagal SVV įstatymą. Ten tų sąsajų galima surasti įvairių per įtaką kitų įmonių valdymui, per paskolas, bet dažniausiai yra per akcininkus ir tuos akcininkus, kurie turi virš 50% akcijų, nuo 25 iki 50% skaičiuojama procentinė išraiška, ta sąsaja ir tų visų susijusių įmonių su darbuotojų skaičius yra sudedamas į vieną krūvą ir jeigu įmonė viršyje 250 darbuotojų, jinai tampa didelė, jeigu mažiau, jinai yra vidutinė arba maža, jeigu ten skaičius mažesnis negu 50. Tai, nu, čia tos vertinimas, kurį mes kiekvieną kartą atliekam, įsitikindami, kad įmonė yra tinkama dalyvauti vienam ar kitam kvietime, nes štai vieni kvietimai yra didelėms įmonėms, o kiti mažoms vidutinėms įmonėms. Tai va, tai taip trumpai, sakykime, čia Apie MVI, specifikos. taip toks praktinis labai dalykas, nes bet labai turbūt ir būna svarbu verslui suprasti, kas aš esu, ar aš galiu aplikuoti ir va, tas MVI mažos vidutinės, kartais labai mes įsivaizdavimą turim, kas tai yra, o tai yra iš tiesų labai dideli tie rėžiai ir Lietuvoje dauguma verslų yra tos MVI iš principo. Aš dar tokią turėjau repliką dėl tos lengvatinės paskolos pokytis, kuri per Iltę Mhm. keliauja. Turėjau projektą su Ilte. Tai į ką atkreipiau dėmesį, kad visai nemažai įmonių aplikuoja vien dėl to, kad gali gauti tą 10% dotaciją, nes nu kas tai yra matematiškai. Ir net jeigu aš paprašau 500 000 lengvatinės paskolos, atitinku sąlygos, tai man gražinti reikės tik 450, o 50 aš gausiu dovanų. Tai yra dalis paskolos, 10% paskolos taps dotacija. Ir netgi verslai, kuriems tarsi net netrūksta pinigų, žiūrint į jų finansus, viskas yra gerai, bet jie vien dėl šito dovanojimo, šitų pinigų labai aplikuoja į šitą priemonę. O dar tos palūkanos fiksuotos, aš irgi klausiu Viltės, kaip jūs čia taip sugebat tas palūkanas tokias mažas turėti, ypač kai rinkoje va čia kilo Euriboras ir panašiai. Tai taip, gavau patikinimą, kad jos yra fiksuotos ir iš tiesų jos nesikeičia. Tai nu labai pigus pinigai atrodo. Jo, yra to, aišku, su Ilte nėra taip paprasta. Tas, kaip sakant, bankas, jie turi savo, vadinkim, rizikos vertinimo irgi dokumentus vidinius ir tai nėra taip lengva sudalyvauti to, kaip atrodytų, kad, na, ne konkursas, tiesiog dokumentus pateikiai ir tau pati yra procesas ir pakankamai ilgas procesas, tai priklauso labai aišku nuo įmonės, gal pokytį jie šiek tiek lengviau, nes jau yra įmonės, kurios veikia, kurios, na, turi kažkokį tai ir kapitalą. Daugiau klausimų gal yra kitose Iltės priemonėse, kaip vėliau pakalbėsim, startuok ir panašiai. Bet taip, šitie pinigai akivaizdžiai yra pranašesni prieš komercinių bankų siūlomas paskolas, tai visiems pabandyti turbūt vertėtų suaplikuoti ir pasižiūrėti, kas gausis, nes 10% tai ne tik 10%, bet ir palūkanos nuo 10% ateičiai. Tai, kaip sakant, sutaupimas ne vien tik tais faktinės paskolos nusirašymas. Taip, toliau kalbėsim apie visus, taip ir bendriau gal kvietimus, nebus taip kategorizuoti, kaip su tais auditais buvo pirmi trys ir tai jau klausimų kils, galit mane stabdyti ir galim padiskutuoti. Taip, tai dabar kitas dalykas, tai yra kitas kvietimas skirtas Kauno apskričiai, gamybinėms įmonėms statyti, sakykime, gamybinės įrangas, pastatus ir kurti darbo vietas. Šitas kvietimas iš tikrųjų labai patrauklus Kauno apskričiai, nes intensyvumai yra labai dideli, dalyvavimas vėl nėra kažkoks toks, kad atranka didelė būtų, aišku, balai
yra tam tikri, kurie apribos, kas galės dalyvauti, kas negalės. Bet daugiausiai šitame kvietime, kuriame galima gauti net iki 4,3 milijono eurų projektui, statyboms ir įrangai iki 4 milijonų, sakykime, o mažiausiai nuo 1,5 milijono, intensyvumai yra iki 75%. Kas dar galima 10% pasididinti, jeigu tai yra planuojama gaminti ypatingos svarbos technologijas. Bet didžiausias sunkumas šito kvietimo, nors jis yra labai patrauklus Kauno apskričiai, tai aišku gali būti nebūtinai Kauno apskrities įmonės, bet gamykla turėtų būti statoma Kauno apskrityje. Už tam tikrą savivaldybę irgi papildomus ten balus duoda jau vertinimo metu, bet Kauno apskrityje reikia statyti, įmonė gali būti ir iš Vilniaus, ir iš bet kokio kito krašto, jeigu nusprendžia statyti Kauno apskrityje, jinai gali dalyvauti šitam kvietime, tačiau esminiai reikalavimai. Turim turėti statybos leidimą, pradėtos PAF procedūros, na ir vienas iš tokių labai rimtų reikalavimų sukurta ne mažiau kaip 21 darbo vieta. Tai sakykime, kad paraiškų terminas yra spalio 31 diena, atsižvelgiant į tai, šiandien dienai pradėjus tas operacijas, tiems, kas neturi statybų leidimo, būtų gan sudėtinga ir jau praktiškai turbūt neįmanoma suaplikuoti, bet tiems, kas turi statybų leidimą, tai ir dar nežinojo apie šitą kvietimą ir turi planą savo gamybą pradėti, sakykime, Kauno apskrityje, tai kvietimas tikrai patrauklus, ypač jeigu ta jų investicija yra imli darbo vietoms, nes būtent šitas kvietimas ir orientuotas į tų darbo vietų kūrimą. Ir turi būti sukurta ne mažiau kaip 21 darbo vieta. Tai asmeninė nuomonė šitas kvietimas tikrai yra labai patrauklus, bet reikia įsivertinti būtent tą darbo vietų potencialą, ar mes gebėsim ją sukurti ir gebėsim išlaikyti ir po projekto kažkiek laiko. Tokių kvietimų vėlgi nepasitaiko labai dažnai, kad būtų tokio lygio intensyvumai ir, na, čia orientacija vėl yra ir konkrečia Kauno apskritį. Tai va, čia yra dabar šiek tiek apie tai, kaip vertinami projektai, nežinau, čia galbūt bendram suvokimui ir konkrečiam šitam kvietimui, nes, na, suaplikuoti galima, bet vyksta konkursas ir ne visi gauna tas paramas ir ne visi kriterijai, sakykime, kaip vieni yra subjektyvesni, kiti yra objektyvesni. Tai šiuo atveju galim perbėgti kriterijus, kurie bus vertinami šito kvietimo atveju. Tai pirmiausiai bus vertinamas sukurtų naujų darbo vietų darbo užmokestis. Tai vėlgi jis ten lyginamas tarpusavį tarp tų įmonių. Labai dažnai būna įvedamas limitas, kad tas darbo užmokestis turėtų būti aukštesnis už vidurkį ir tada visi pateikę dalyviai, sakykime, įsipareigojimus mokėti tam tikrą darbo užmokestį suskirstomi dažniausiai į tokias 5 kategorijas. 20 aukščiausiai procentų didžiausią užmokestį siūlančių tampa daugiausiai balų gaunančiais, mažiausias 25 tas, kuris, na, siūlo mažiausią darbo užmokestį, gauna mažiausiai balų. Tai šiuo atveju, kas 6 balus skirstytųsi, tai daugiausiai, kas didžiausią darbo užmokestį siūlantis, gautų 30 balų, mažiausia gautų tik 6 balus iš šito kriterijaus. Taip pat kitas kriterijus kalba apie ypatingos svarbos technologijas. Šitoms technologijoms yra aiškus apibrėžimas, aš dabar čia nesiplėsiu, bet ten kalbama apie aukštos pridėtinės vertės gamybą, tai tiesiog, sakykime, kažkokius sudėtingesnius gaminius, biotechnologijas ir panašiai. Tai toms gamykloms ir tiems pareiškėjams būtų skiriami papildomi 25 balai. Iš to, ką dabar matau, tas pagrindimas ir nėra toks objektyvus, taip kad ten galima beveik kiekvienoj šakoj paieškoti būdų, kaip pagrysti, kad gaminamas gaminys yra ypatingos svarbos, jeigu pataiko, žinoma, į tas kategorijas. Toliau trečiasis kriterijus yra darbo vietų skaičius. Tai 21 darbo vieta yra apatinis rėžis, nuo kurio reikia atsispirti. Ir vėlgi bus vertinamas visas kontekstas projektų ir daugiausia darbo vietų pasiūlę
gamintojai, jie gaus 20 balų. Čia reikia atkreipdėmėsi į tai, kad ir susidurėm tikrai ir su gamyklom, pareiškėjais, kurie sako, štai sudalyvau kažkada anksčiau kvietime ir buvo rekomenduojama man sukurti kuo daugiau darbo vietų. Bet taip galima gauti finansavimą, žinoma, tokiu prieimu, tačiau labai būtina įsivertinti, o kasgi bus toliau, nes tas darbo vietas reikės išlaikyti dar 3 arba 5 metus po projekto. Tai tokiu atveju, na, gauti finansavimą yra galbūt ir nesunku prisižadant, tačiau reikia labai būti atsargiems įsivertinti, o kiekgi mes esame pajėgūs išlaikyti tas darbo vietas visą projekto laikotarpį, po projektinį laikotarpį. Taip, ketvirtas kriterijus yra mokymų efektyvumas, čia yra kiek apmokoma darbuotojų, turime omeny, nuo įmonės visos, nes čia šitas projektas taip pat turi savyje ir mokymams skirtą dalį. Na, logika tokia, kad mes įsigijam įrangą ir apmokom darbuotojus su jie dirbti, pakeičiam kažkokius procesus, vėlgi reikia apmokymų, tai todėl šitas kriterijus čia yra atsiradęs. Na ir, kaip sakiau, kartais savivaldybės tam tikros turi prioritetą, čia aišku, na, veiksmų programuose būna numatyta, dėl ko viena ar kita savivaldybė turi pranašumą ten, sakykime, ir kodėl jai turi būti taikomas prioritetas. Šit, sakykime, daugiau gal politiniai sprendimai, kas nulėmė, dėl ko vienos ar kitos savivaldybės gauna didesnį vertinimo kriterijų, bet dažnu atveju tai yra irgi objektyvūs sprendimai dėl ten didesnės taršos, dėl įmonių, kurios veikia ir, sakykime, traukia daugiausiai darbuotojų į vieną kažkokią konkrečią įmonę, kuri, pavyzdžiui, teršia smarkiai, o kadangi Lietuva įsipareigojus tą taršą mažinti, tos įmonės veikla tikėtina gali nesitęsti, dėl tos priežasties skatinama tam tikroje savivaldybėje kurti naujas įmonės, kurios vykdo netaršią veiklą ir tos darbo vietos gali perslinkti į kitas įmonės. Todėl štai šiuo atveju Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje numatomoms statyti gamykloms būtų skiriama dar 10 balų. Tai vat, visą tai sudaro 100 balų ir visi projektai suskirstomi nuo daugiausiai balų gaunančių iki mažiausiai ir taip, kiek užtenka tų pinigėlių kvietime, tiek ir tų projektų būna finansuojama. Praėjusį kartą šitas kvietimas buvo skelbtas berods prieš metus ar pusantrų ir kas buvo gerai ir kas pasitaiko apskritai kvietimuose, kad tie projektai, kurie surenka minimalų balų skaičių, sakykime 40 ar 30 priklauso nuo kvietimo, jie visi yra įtraukiami į tokį rezervinį sąrašą, turiuomenį tuos, kuriems neužtenka pinigų, bet jie praėjo minimalų balų skaičių. Ir dažnu atveju, sakykime, pasitaiko, kad yra skiriamas papildomas finansavimas tiems projektams finansuoti. Tai paskutinį kartą, kai šitas kvietimas buvo paskelbtas, labai panašus, ten buvo 3 savivaldybės, Akmenė, Mažeikiai ir Kaunas, tai prafinansavo ir tuos projektus, kurie buvo rezervinėme sąraše. Tai tikrai didelės investicijos, na ir džiugu, kad nemažai įmonių galėjo įgyvendinti projektus, net ir neįsipareigoja labai didelių kažkokių čia skaičių, patekusios į rezervinį sąrašą, tačiau, na, pinigų užteko ir joms. Taip, dabar kitoks kvietimas šiek tiek, pasirengimas eksportui. Čia yra parama dalyvavimui užsienio parodose, tai stendo nuoma, kūrimui, eksploatavimui, transportavimui ir panašiai, produkcijos sertifikavimo išlaidas ir gaminių vežimas sertifikavimui. Tai šitas kvietimas yra skirtas ir Vilniaus regionui, kaip minėjau, ir VVL regionui. Viena skaidrė VVL, kita Vilniaus regionui, tai skirtumai yra nedideli tarp tų kvietimų. Sumos klausimas turbūt aktualiausias, nes Vilniui nuo 15 iki 150 tūkstančių, o VVL-ui, kitai Lietuvai, nuo 10 iki 100 tūkstančių. Čia toks yra skirtumas. Ir šiek tiek yra tinkamos finansuoti išlaidos kitokios, irgi, nes vadybininko darbo užmokestis VVL yra interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos iki 15%, taip pat yra, o Vilniaus regione to nėra. Tai
sakykime, šitoj vietoj populiarumas šitos priemonės yra gan nemažas, nes pinigų yra nemažai. Tai jeigu jūsų įmonė veikia netrumpiau kaip vienus metus, vat šiuo atveju ir ne, ir pajamos ne mažesnės kaip 145 tūkstančiai, ir iš jų produkcija jūsų sakykime, sukurta sudaro daugiau nei 51%, ne mažiau kaip 51%, tada jūs galite dalyvauti. Štai ten išvardinti tos VRK veiklos, pagal kurias būtų galima dalyvauti, nes Vilniaus regionas išsiskiria šitam kvietime tuo, kad aukštos pridėtinės vertės produktai ir tie, kas gamina aukštos pridėtinės vertės produktus, gali aplikuoti į šitą kvietimą. Tuo tarpu, kai vidurio vakarų Lietuvos regione to nėra reikalavimo ir čia gali dalyvauti daugiau įmonių. Ką atkreipčiau dėmesį į šitus kvietimus, esmė jų aiški, dalyvavimas parodose, bet kad juose dalyvauti ir kitose kvietimuose labai dažnai būna dabar toksai reikalavimas, kuris kalba apie metinės pajamas. Tai va šiuo atveju yra 145 tūkstančiai eurų, bet dar reikia atkreipdėmėsi, kad kai kurios įmonės vykdo mišrią veiklą ir dalinai užsieima prekybą kažkokių tai papildomų dalių, kartais netgi tos papildomos dalys ar produktai didesnės yra negu tai, ką įmonė pagamino. Ir dėl to čia įvedamas reikalavimas, kad galėtų dalyvauti tik tais tie, kurie gamina iš esmės ir iš tos gamybos, iš pačių pagamintos produkcijos yra daugiau negu 50, ne mažiau kaip 51% pajamų va toje struktūroje. Tai į tai reikia atsižvelgti, nes tikrai susidurėm su atvejais, kai įmonė atrodytų perlipa tą kartelę metinių pajamų, tačiau viduje, sakykime, tai pajamų struktūra yra tokia, kad iš prekybos jinai uždirba ir gauna pajamų daugiau. Va, tai į tai reikėtų atsižvelgti ir nepraleisti. Aišku, mes kiekvieną kartą, kai konsultuojam konkretų pareiškėją arba žmogų, kuris nori dalyvauti, mes šitus dalykus įsivertinam. Taip, kitas kvietimas, čia jisai labai panašus į prieš tai minėtą Kauno apskrityje, tačiau ten buvo kaip ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, čia yra didelėms įmonėms kvietimas ir vėlgi galima statyti gamyklas, įsigyti įrangą ir mokyti darbuotojus, visiškai taip pat kaip prieš tai pristatytam kvietime, bendra kvietimo suma net iki 60 milijonų eurų ir vienam projektui nuo 5 iki 20. Tai šitoje vietoje labai didelis kvietimas, įmonės turėtų būti didelės, virš 250 darbuotojų, netrumpiau kaip 3 metus veikiančios ir nemažesnės pajamos kaip 300 tūkstančių eurų. Bet čia natūralu, jeigu įmonė didelė, 250 darbuotojų, tai vargiai jinai išgyvens su mažesnėm pajamom, tai čia tas kriterijus toks daugiau šabloninis. Svarbiausia, kad įmonė būtų didelė ir planuotų gamyklos statybą Kauno apskrityje. Šito kvietimo terminas, skirtingai negu mažesnėms įmonėms skirto, yra ilgesnis iki kovo 31 dienos. Tai pasiruošti šitam laiko tikrai dar yra ir tam statybos leidimui gauti, ir pradėti PAF procedūras. Ir sakykime, tai techniniai daliai pasiruošti tikrai laiko yra, tai kad vėlgi, jeigu turite minčių arba žinot, kas gali jų turėti, tai rekomenduoti šitą kvietimą tikrai galima, nes jis vėlgi su labai gerais intensyvumais, didelėms įmonėms paprastai intensyvumas siekia apie 30%, o čia yra 60% ir galima dar dėti papildomai, jeigu gaminama ypatingos svarbos technologijos. Tai nuo 5 iki 20 milijonų galima gauti gamyklos statybai arba įrangos įsigijimui. Tiesa, čia reikia sukurti ne mažiau kaip 50 darbo vietų, tai jau gamyklos turi būti tikrai įspūdingos. Čia susidurėm, aišku, su tokiu paradoksu, kai naujos gamyklos, ypač tokios stambios ir imlios investicijoms, dažniausiai tų darbo vietų ten nebėra. Šiuolaikiniai gamykloje
labai daug kvadratų ir dirba 10 žmonių ir, sakykime, visa ta investicija eina į įrangą, kuri didina našumą. Na ir čia tie reikalavimai dėl tų darbo vietų labai dažnai tampa tokiu momentu apsispręsti ir pagalvoti, ar įmanoma, statant naują gamyklą, sukurti tas 50 darbo vietų. Dėl to nemanau, kad konkuruojant su kitais pareiškėjais čia didesnis skaičius negu 50 labai ką nulems, nes tiesą sakant, manau, kad tų darbo vietų čia tiek daug ir nereikės. Dabar apie kriterijus, kaip ir praeitą kartą, jie čia tokie panašus. Tai pirmas yra projekto metu sukurtų naujų, atsiprašau, darbo vietų užmokesčio santykis. Tai reikia pasižiūrėti, kiek tas pokytis darbo užmokesčio bus. Kuo jis didesnis, tuo geriau. Tai aukščiausią darbo užmokestį, kitaip tariant, siūlančios gaus 30 balų, mažiausią 6. Projektų gyvendinimo metu planuojama gaminti ypatingos svarbos technologijas, vėl už svarbės technologijas 25 balai, didesnis darbo vietų skaičius 20 balų ir mokymo efektyvumas 15. Tai balai praktiškai tie patys, išskyrus tai, kad nėra Jonavos, čia nėra prioriteto tai savivaldybei, tiesiog galima bet kur Kauno apskrityje statyti gamyklą arba pirkti įrangą gamyklai ir kurti darbo vietas. Taip, tai apie gamyklas turbūt tiek, kiek atsimenu, iš toliau sekančius kvietimus. Dabar tokie smulkesni kvietimai ir pakankamai įdomus. Neužilgo turėtų pasiskelbti būtent toks kvietimas susijęs su dirbtiniu intelektu, kuris skirtas vėl mažoms ir vidutinėms įmonėms, tiesa veikiančioms vidurio ir vakarų Lietuvos regione, taigi ne Vilniaus apskrityje. Ir tai bus aktualu pramonės ir IT sektoriaus įmonėms. Tai vėlgi labai aiškus išskyrimas, kam pramoniai ir IT sektoriui įmonės turi generuoti ne mažiau nei 145 tūkstančius pajamų iš savo pagamintos produkcijos ir veikti netrumpiau nei 2 metus. Taip pat apribota, ką mes čia kuriam arba įsigijam, tai čia yra mašininis mokymasis, kompiuterinė rega, robotika ir automatizavimas, natūralios kalbos apdorojimas, skaitmeniniai dvyniai. Jeigu šitie kodai, sakykime, šitie apibrėžimai jums ką nors sako arba jūs planuojate tokius sprendimus vystyti ir dėktis, tai šitas kvietimas tikrai yra labai palankus tam, nes vėlgi intensyvumas labai geras, iki 80%. Pinigų, tiesa, reikia žiūrėti nuo sprendimo, kurį dėgitės, biudžetas 5 milijonai kvietimo, o vienam projektui galima gauti iki 138 tūkstančių eurų. Šitie projektai šiek tiek siejasi su MTEP moksliniais tyrimais ir eksperimentinė plėtra, tokiais kvietimais specifiniais, kurie finansuoja dažniausiai darbo užmokestį ir žmonių, sakykime, sėdėjimą prie stalo ir kūrimą naujų produktų. Šiuo atveju irgi pagrindinė kategorija tinkamų finansuoti išlaidų yra darbo užmokestis. Taip pat galima įsigyti programinės įrangos licenzijų, serverių nuomos ar kitų paslaugų, kurios susijusios su tuo sprendimo sukūrimu. Bet ten vėl yra tam tikrų apribojimų, kiek procentų galės sudaryti, sakykime, darbo užmokestis ir kiek galės sudaryti paslaugos įsigijimas iš išorės. Toks pats labai panašus, sakykime, kvietimas, dar aprašo jam nėra, buvo neseniai Vilniaus apskričiai paskelbtas, prieš 1,5 metų turbūt, tai jau sėkmingai baigėme gyvendinti tuos projektus, kuriuos rengėme, tikrai labai daug įmonių sudalyvavo ir sakyčiau, sėkmingai ir baigė kurti tuos produktus. Čia įdomumas tas, kad vienu atveju, kai gaunama iki 78 tūkstančių eurų, produktą reikia išvystyti iki tokio minimaliai gyvybingo dirbtinio intelekto produkto stadijos. Tai toks kaip ir prototipas. Tas TPL6 reiškia, kad jisai nėra komercializuotas, gali būti be kažkokio tai fasado,
be dizaino kažkokio įspūdingo, čia daugiau kalbam apie dirbtinį intelektą, tai gali būti tas vadinamas backendas, veikiantis produktas, prototipas, bet jisai, na, tik ir tiek. Tai to įsipareigojimo šituose kvietimuose kažkokio iš produkto kažką uždirbti pajamas ar dar kažką didelio nėra ir dėl to šitie kvietimai tampa patrauklus, na, įmonėms, kurios, nu, na, nori pabandyti kažką kurti, bet nežino, pavyks, nepavyks, tai va, tą nedidelę paramą iki 78 tūkstančių eurų galima bandyti pasimti. Jeigu įmam iki 138 tūkstančių, tada produktą reikės vystyti iki rinkai tinkamo produkto stadijos, tai reiškia, kad paruošti komercializacijai. Tai va, tai šitie terminai bus greičiausiai 24 mėnesiai, nors praėjęs kvietimas Vilniui buvo iki 12 mėnesių, kaip minėjau, aprašo dar tikslaus nėra, yra tik kriterijai patvirtinti, tai dar šitos sąlygos gali kažkiek kisti. Kvietimo pradžia dabar suplanuota spalio 30 dieną, tai jeigu viskas sėkmingai ir į tą terminą bus pataikyta, tai paraiškos bus tikėtina renkamos iki gruodžio pabaigos arba iki sausio pabaigos. Na ir visą laiką tikimybė yra, kad tai nusikels. Taigi, rezumuojant, čia yra pramonės įmonėms, IT sektoriui, kurios kuria arba dėgiasi, vysto dirbtinio intelekto produktus ir sprendimus. Ir yra keletas ryčių: mašininis mokymasis, kompiuterinė rega, robotika ir automatizavimas, natūralios kalbos apdorojimas ir skaitmeniniai dvyniai. Taigi kvietimas nusimato tikrai labai geras ir patrauklus, jeigu tai yra jūsų tema. Taip, toliau kvietimas, jau šiek tiek paminėjau tuos MTEP, keiksmažodį, vadinkim, mūsų, nežinau, kiek tekę susidurti, kiek ne, tai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai, inovacijų projektai, kurių metu kuriami nauji produktai ar paslaugos. Paprastai reikalavimas šituose projektuose yra sukurti kažkokią tai bent jau Lietuvos ar rinkos mastu inovaciją, paprastai taikomas ir į pasaulinės inovacijas. Ir šitas kvietimas yra skirtas užsienio kapitalo įmonėms. Tai vat, nedažnai, bet kartą į 2-3 metus toks kvietimas išeina ir užsienio kapitalo įmonės gali kurti įmonę Lietuvoje ir bandyti kurti naujus produktus. Konkrečiai čia irgi yra būtent toms MTEP veikloms, tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai. Dažniausiai tokiuose projektuose tinkamos finansuoti išlaidos apsiriboja medžiagomis, tam tikra įranga laboratorinė, jos dažniausiai tik nuoma ir didžiąją dalį sudaro darbo užmokestis. Tai nėra kažkoks kietasis projektas, tai yra grinai kūrimas kažkokių inovacijų, testavimas, bandymai ir panašiai. Tai šitie kvietimai yra gan populiarūs, aš kalbu apie Lietuvos įmonėms tinkamus. Taip pat toks kvietimas užsienio kapitalo įmonėms turbūt priklauso nuo to, kiek jų čia į tą Lietuvą nori žengti arba yra. Ir jos irgi taip pat noriai naudojasi darbo užmokesčio, vadinkim, tokia subsidija, kuri leidžia kompensuotis, kuriant naują produktą ar paslaugą. Dažnai tokiuose kvietimuose partneriais tampa ir universitetai, mokslo studijų institucijos, tai ir už tai dar galima gauti papildomų intensyvumo procentų. Tai, sakykime, MTEP veikloms šiaip iki 80% galima, baziniai skaičiai yra 50 moksliniams tyrimams ir 25% eksperimentiniai plėtrai ir tada atitinkamai prisideda už, pavyzdžiui, įmonės dydį, labai mažoms ir mažoms 20% kiekvienam atveju prideda tiek moksliniams tyrimams, tiek eksperimentiniai plėtrai. Na ir jeigu yra tas bendradarbiavimas veiksmingas, kartais užtenka su kita įmonė bendradarbiauti, kartais reikia ir su mokslo studijų institucija bendradarbiauti ir už tai galima gauti dar papildomai 15 balų. Patentavimui yra iki 85% tinkamų išlaidų, būtent atskirai šitai veiklai. Tai čia yra kvietimas numatomas gruodžio 30 dieną. Klausimas, ar jisai, aišku, irgi išeis. Vėlavimo tikimybė yra, bet yra skirtas užsienio kapitalo įmonėms ir jų produktų, inovacijų kūrimai iki 2 milijonų. Taip, dabar dar vienas labai įdomus kvietimas, jis labai sudėtingas, aš bandysiu kažkaip supaprastinti ir nesiplėsti.
Yra toks sektorius kultūros ir kūrybinės industrijos ir, ir jam irgi kas 2-3 metus yra išleidžiamas kvietimas. Čia yra aiškiai apibrieštas, kas tai yra tas kultūros ir kūrybinės industrijos, yra atskiri VRK kodai, pagal kuriuos veikiančios įmonės gali dalyvauti. Šiuo atveju tai yra teatrai, muziejai, radijas, televizija, audiovizualika, na, viskas, kas susijęs su kažkokia kūryba, tokia daugiau ir meninė kūryba, taip pat yra kaip ir tinkama. Vat šitas sektorius ir bus tinkamas pareiškėjas, nes bendraujam, sakau, su visokiam ir garso įrašų studijos, ir teatrai, ir renginiai. Aišku, renginiai taip tiesiogiai gal ne, reikia būti irgi, kad būtų VRK kodas atitinkamas, bet ten tas 32 VRK kodų sąrašas, kuris ir nurodo, kas galėtų dalyvauti. Principė tai yra menas, kultūra, kūryba. Ir čia bus kuriama nauji produktai ir projektams galima gauti net iki 300 tūkstančių eurų. Įmonių reikalavimai nėra dideli, įmonė turi veikti netrumpiau kaip 1 metus ir pajamos per mėnesį turi būti ne mažesnės nei 2,5 tūkstančio ir nedidesnės nei 17. Kodėl nedidesnės? Nes didesnėm įmonėm yra kitas kvietimas. Tai tas kitas kvietimas jau yra paskelbtas, įmonės, kurios generuoja virš 200 tūkstančių eurų metinių pajamų, jos jau gali aplikuoti, iki lapkričio vidurio tas kvietimas galioja, tai jau sėkmingai pasirašom sutartis ir pradedam renkti paraiškas, o mažesniems, tiems, kas nesiekia 200 tūkstančių eurų, tas kvietimas yra pakeliui. Finansuoti ką galima? Galima finansuotis bet ką praktiškai. Įrangą, statybą, remontą patalpų, darbo užmokestį, paslaugas įvairias, rinkodarą, viešinimas. Na, labai, labai platus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas šituose kvietimuose yra. Ir aišku, apribojimų, bet aš juos nesiplėsiu. Taigi, tame sektorija veikiančioms įmonėms tikrai patrauklus kvietimas, pinigų labai nemažai. Dabartinis tas, sakykime, KKI pažangiems, kaip mes čia įvardyje, galima net iki 500 000 gauti pinigų, tai skirta sumoji šitiem kvietimai tikrai 14 milijonų eurų. Ir pagal tai, ką matau, didelės konkurencijos greičiausiai nebus. Ir tie pinigai tikrai, sakyčiau, guli padėti, reikia juos tik pasiimti. Ką čia reikia sukurti? Sukurti reikia vėlgi naują produktą arba naują paslaugą, kuri būtų inovacija. Ir patartina, kad tai būtų socialinė inovacija, o tai reiškia, kad mes turėtume įtraukti į socialiai atskirtas grupės jaunimą, vyresnius asmenis ar neįgaliuosius, ar dar kažkokią kitą grupę prie tam tikro produkto, prie tam tikros paslaugos, kad padidintas būtų prieinamumas, galbūt ekonominis, galbūt šiaip pasiekiamumo prasme galima tą produktą geriau pasiekti. Turi būti bet kokiu atveju sukurtas naujas kažkoks produktas ar paslauga. Tai tiek apie šitus KKI kvietimus. Toliau dar vienas planuojamas kvietimas yra atvirų duomenų kvietimas, skirtas inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų kūrimui, naudojant atvirus duomenis. Raktas čia yra atviri duomenys, tai reiškia, kad mes kūrim kažkokią IT sistemą, produktą, platformą, bet turime naudotis atvirais duomenimis. Tai yra toks atvirų duomenų portalas, yra kitos vietos, iš kurios atiduoda duomenis, o mes sakom, mes paimsim tos duomenis ir padarysim kažkokį tai sprendimą. Ar tai programėlę, ar tai platformą. Na ir šitam tikslui galima gauti iki 70 tūkstančių eurų ir iki 50% tinkamų išlaidų sudaro. Tai reiškia, pusę reikia prisidėti savo. Kvietimo pradžia numatoma spalio 1, terminas dar neaiškus, bet irgi greičiausiai bus kitų metų pradžia arba šių metų galas. Galima finansuotis darbo užmokestį, galima finansuotis paslaugas, sakykime, mes kažką patys suprogramuojam, kažkokią dalį prasikonsultuojam, kaip toliau programuotis, tai va, ta paslaugų dalis, ir sukuriam kažkokį tai sprendimą, kuris naudoja atvirus duomenis. Šitas kvietimas irgi pakankamai populiarus, nėra labai didelio reikalavimo pajamoms, 50 tūkstančių, ir įmonės turi veikti ne mažiau kaip 1 metus.
Kitas kvietimas, kuris dar visai neseniai tik išėjo į viešumą, yra gynybos ir saugumo sektoriaus plėtrai nukreiptas STEP technologijų kūrimas ir gamyba. Tai čia jau įmonėms tikrai pažengusioms yra reikalavimai veikti netrumpiau kaip 3 metus, pajamų sakykime, lygis irgi nemažas, labai mažoms ir mažoms 300 tūkstančių, 500 tūkstančių vidutinėms, didelėms 750 tūkstančių įmonė turi vykdyti gamybą ar paslaugas, tai yra neprekybinėms įmonėms skirtas kvietimas. Ir čia jau reikia turėti prototipą, nes parašyta toks kaip vėl keiksmažodis MTEP veikla nuo 6 TPL, tai reiškia, kad jau mes turime veikiantį prototipą ir mes norim tą savo prototipą komercializuoti. Tai šitoje vietoje biudžetas irgi labai didelis, apie 50 milijonų eurų, regionams paskirstyta sostinė 29, vidurio vakarų Lietuvai 17 ir intensyvumas iki 80%. Vėl MTEPinis projektas, vėl tyriminis, darbo užmokestis, sakykime, paslaugos, projektavimai, bandymai, komercinimo kaštai. Tai toks, sakyčiau, pirmas gynybai skirtas subsidinis konkursinis kvietimas, kuriam suplanuota tokio dydžio parama. Tai, nes anksčiau buvo keletas kvietimų, buvo gynybos čekiai, ten po 100 tūkstančių dalindavo, tai šiuo atveju čia tikrai yra numatomi didesni pinigai. Aprašo dar tiesa tokio konkretaus nėra, jis dar gimsta, tai tie reikalavimai irgi tokie nėra iki galo aiškus, bet suklusti jau reikėtų, kas veikia tame sektoriuje arba planuoja kurti tokias gynybos ir saugumo technologijas. Na ir dar keletas skaidrių, paskutinės turbūt 2, startuok paskola, tai yra įmonėms veikiančioms nelgiau kaip 3 metus pagrindė, jei ten socialinio poveikio projektai tai nelgiau kaip 5 metus ir galima iki 3 milijonų eurų gauti paskolos tiek į kapitalui kažkokiam, tiek apivartinėms lėšoms, jei apivartinėms tai iki 200 tūkstančių eurų. Pliusas vėl šito galima dotacija iki 20% suteiktos paskolos sumos, kas irgi visus masina, sakykime, ir vėl galima gauti ir nuolaidas 30% palūkanoms ir 70% palūkanoms priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio. Kvietimas tęstinis, jisai tęsiasi, pinigų kaip ir yra, tačiau šitas kvietimas yra turbūt populiariausias iltei, tai ten vis kartais susidarėm su tuo, kad matom, kad projektai jau patenka į rezervinį sąrašą, bet juos vis dar ima, vertina, nes labai daug paraiškų, sakyčiau, irgi nepraeina to, ką iltė nori, nes tikrai galiu pasakyti, kad nėra taip paprasta. Iltė dabar prieš kelias dienas atnaujino startuok aprašą ir vertina dar papildomus reikalavimus, tai susidarėm tikrai kartais su absurdiškais reikalavimais, kai atrodytų, kad tai turėtų būti rinkai lengvai pasiekiamas produktas, tačiau reikalavimai yra tikrai nemaži ir netgi kartais prasilenkia su, pavyzdžiui, standartiniais įstatymuose numatytais kažkokiais reikalavimais tam pačiam SVV, reiškia dydžių įmonės ir panašiai, kur partnerinės įmonės taip pat laiko susijusiomis ir dėl to neleidžia aplikuoti, nes jūsų partnerinė, pavyzdžiui, įmonė veikia ilgiau negu 5 metus ar 3 ir tokiu atveju jūs prarandat šansą gauti paramą. Na, ten yra tikrai nemažai specifikos. Jisai kvietimas nėra pribotas jokiai įmonių ten kategorijai, rūšiai, verslo rūšiai, gali aplikuoti bet kas turi naują įmonę, tačiau jeigu turite ir kitų įmonių arba akcijų, tai reikia labai atidžiai peržiūrėti, nes iltė dabar sugriežtino tą tvarką ir tikrai čia skatina finansuoti tik tas įmonės, kurios yra naujos. Galima dotacija, kaip minėjau, 20%, tas visus labai vilioja. Taip pat lengvatinė paskola milijardas verslui, čia jau stambesnės paskolos, čia irgi nežinau, ar verta labai plėstis, nes čia yra tiesiog labai stambios paskolos, tokios pat kaip startuokas, tik tais jau veikiančiom įmonėm į aplinkai palankės technologijas, žiediškumo didinimą, dekarbonizaciją, į tokio pobūdžio veiklą. Palūkanos yra 1,5
procento plus Euriboras. Na ir čia tikrai pats populiariausias turbūt čia buvęs savo laiku kvietimas, nes jo išdalinta irgi jau yra labai nemažai. Na ir paskutinė paskola yra perspektyva. Jinai skiriasi nuo kitų, nes finansuoja MTEPinę veiklą, tą, ką jau kelis kart minėjau, tai yra moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Galim dalyvauti praktiškai visos įmonės, tiek mažos, tiek didelės, nors čia yra tam tikrų išlygų, bet grubiai tariant, nesiplečiant, gali bet kas aplikuoti į šitą. Tiesiog reikia turėti MTEPinį verslo planą, mintį, kaip mes sukursim kažkokią naują produktą, naują paslaugą ir tai bus inovacija. Pliusai šitos paskolos irgi yra ir dotacija šitos paskolos atveju pati didžiausia, nes galima gauti iki 30% nurašymą. Tai aišku, jinai yra sudėtinga, nėra, kad aš perku kažkokią įrangą, pasikeičiu ir vystau veiklą toliau. Čia yra kūriamas kažkoks naujas produktas, inovacija, turime atitikti tą inovacijų apibrėžimą nustatytą dokumentuose. Na ir tikrai ne visi gali čia suaplikuoti, sakyčiau, čia yra pati sudėtingiausia iltės paskola ir sunkiausiai tokia kaip ir judanti, bet kai nėra kvietimų, kai nėra MTEPinių kvietimų, kurie pasitaiko, kur tuo noriu menį subsidinių kvietimų, tai 30% subsidija nuo tos sumos paskolos, na, praktiškai kai kuriais atvejais ar atitinka tai, ką duoda subsidija. Tai vėlgi, sakyčiau, tikrai tiems, kas kuria naujus produktus, inovacijas, tai gali būti patrauklu. Tai va, tai aš turbūt ir baigiau pristatymus apie kvietimus, jų čia yra nemažai, tikiuosi neužmigot, suklusot ten, kur jums įdomu, ar žinot, kam būtų įdomu, tai jeigu norėsite kažko plačiau ar giliau, detaliau, tai galite su mumis susisiekti ir mes pakomentuosime. Ar dalyviai turi klausimų? Iš karto klausiu, gal kas nors nori balsu kažko paklausti, skuba atsijungti, taip toliau, nes laikas mūsų truputėlį jau į pabaigą. Nežinau, kiek Eimantas turi laiko, aš dar galiu keletą minučių Tai dar galiu aš. pabūti. Nes jeigu dalyviai neturi klausimų, tai aš norėjau apie paskutinę paklausti. Tai tuos MTEP verslo planus jūs ir padedate parašyti, ar ne? Taip. Ir vat kartais tas irgi MTEP pati savoka tokia skamba galbūt gazdinančiai ir neaišku, kas tai yra. Tai ar galima kažkaip irgi savais žodžiais, ar aš teisingai suprantu, kad jeigu mes apskritai kūrėme kažko, ko dar nėra, tai nebūtinai turi būti kažkoks tai kosminis išradimas, tai gali būti ir visiškai paprastas dalykas, šiek tiek patobulintas arba kažkam labiau pritaikytas, tai jau ir gali būti tas MTEPas. Teisingai, teisingai. Dažnai Lietuvoje įmonės, na, neturėjo kaip ir poreikio įvardinti savo tam tikrą veiklą kaip moksliniais tyrimais ar eksperimentinė plėtra, bet kas, ką mes kuriam, ir mes kuriam, na, tai, ko mes anksčiau nedarėm, nebandėm, tai gali būti inovacija įmonės lygmenių, netgi gali būti inovacija ir Lietuvos lygmenių, tai reiškia, nebūtina sukurti kažkokio, kad pasikeičia pasaulyje, na, technologija kažkokia visiškai. Ne, aišku, ten yra kitoks MTEPas, gilesnis, bet dažnai Lietuvos įmonė nesuvokdama, jinai daro tam tepą na, čia, nežinau, Rūta, gal galite pakomentuoti dėl to lengvatų pelno mokesčio, kai tu gali įsitrauktas išlaidas Taip, į. taip. Tai va šito žmonės irgi kartais neįsivertina ir sako, ai, man čia popieriai, čia, nu, tiesiog neįvardinsiu to kaip moksliniais tyrimais, bet tai galima gauti, na, ir tam tikras mokestinės lengvatas, ne tik, kad sudalyvauti subsidijos kvietime. Taip. Iš tikrųjų, tai praktiškai vos ne bet kuri gamybinė įmonė, kuri kurdama savo kažkokį vis naują produktą, jinai ir dalyvauja toje eksperimentiniai veikloje viduje ir iš tiesų gal tiesiog net nesusimasto, kad tai visai arti ir yra to būtent šito, ką skatina. Čiate aš parašiau du klausimus.
Tai apie TUI Invest programą. Kaip vertinama užsienio kapitalo įmonės akcininkai? Jeigu iš pradžių įmonė vat, buvo Lietuvos akcininkų, bet pasižiūrėjus į šitą projektą, sugalvojo ir pakeitė, kad taptų užsienio kapitalo įmonė, nu, didesnė dalis valdančių akcininkų. Kaip būtų vertinama toks pokytis prieš aplikuojant? Čia yra subjektyvus vertinimas, yra labai aiškiai pasakyta, kad dirbtinai pritaikyti, vadinkim, įmonės tos ar veiklos, ar akcininkų, sakykime, sąrašo, kad dirbtinai prieiti prie subsidijos, to daryti kaip ir negalima, bet labai sunkiai įrodoma, kad tai įvyko dirbtinai. Sakykime, nes natūralu verslas keičiasi, priima sprendimus, nu, labai daug aplinkybių nulėmė, kodėl taip yra daroma. Tai jeigu akcininkai prieš, šiuo atveju tikrai ne, viskas gerai, galima taip, jei įmonė perėjo į kažkokias rankas ir ten realiai į užsienio kapitalą, tai neturėtų trukdyti aplikuoti ir gauti tą subsidiją. Jeigu apraše neatsiras reikalavimų, pavyzdžiui, išlaikyti tą, sakykime, ten savo rankose akcijų kiekį netrumpiau negu 1 metus. Gali būti ir taip. Na, toks apsidraudimas leistų Mhm. eliminuoti dirbtinius kažkokius pasikeitimus. Iš kitos pusės, sakau, kaip ir dirbtinai kažko daryti negalima, bet yra N aplinkybių, kurios nulėmė, kad keičiasi verslo ir kryptis, ir akcininkai, ir panašiai, tai čia prisikabinti prie to praktiškai neįmanoma. Mhm. Dar vienas klausimas, toks irgi iš gyvenimo, kai prasideda kvietimas, ar verta skubėti teikti kuo greičiau, nes kaip nutiko mum, kad vis pratesinėjo tų paraiškų prieimimo laiką ir mes nežiūrint to, kad pateikėm patį pirmąjį mėnesį, kai buvo paskelbta, tai finale vis tiek sprendimą tik tai po pusės metų gavom kažkokį tai. Rekomendacija būtų nepateikt pirmiem, tiesą sakant, aš žinau daug įmonių, sako, mes norim būti pirmos ir kažkodėl. Kodėl? Buvo Aha. anksčiau, prieš gal 20-15 metų, kai tai buvo vertinama, kas pateikė greičiau. Kartais ir dabar tiesa yra vertinama, kas greičiau tam tikruose kvietimuose, bet didžiojoje daly ne. Ir kodėl? Kodėl siūlau iš karto nepateikinėti? Paprastai paskutinį mėnesį visos mūsų paraiškos pateikiamos. Čia net sunku būtų turbūt sugalvoti išimti, vat pernai atsimenu vieną paraišką, kurią pateikėm anksčiau, bet atsitiko tai, kad kvietimą, pavyzdžiui, sustabdė. Ar ne? Sustabdė ir Mhm. neribotam laikui, ten pusiai metų, metams ir kas iš to. Matot, agentūra, kuri gauna tuos projektus, jinai konsultuoja pareiškėjus ir surinkdama paraiškas. Jinai atsako į klausimus. Ir agentūra nebūtinai pati gerai iki galo išmano, kaip jie vertins tam tikras situacijas. Ne visos situacijos gali būti vertinamos per tai, kas parašyta prašė, nes jos yra įvairios. Ir tada agentūra turi priimti vidinį sprendimą kažkokį atsakymą, o kaipgi mes traktuosime tam tikrus projektus. Ir kai einant link termino, tų klausimų kiekis didėja, agentūra pati geriau supranta, kaip verslas ateina į šitą kvietimą, su kokiais projektais, su kokiom problemom susiduria, skaitydamas tą aprašą ar stengdamasis atitikt tam tikrus reikalavimus. Ir kartais tas išaiškinimas ateina šiek tiek vėliau iš agentūros, kad va taip, toks veikimas yra tinkamas, o toks ne. Tai aš sakyčiau, jei kvietimas labai aiškus ir paprastas, jeigu yra pasirengimas didelis, tai jo galima pasiteikti, bet kaip minėjot, reikės palaukti iki tol, kol visos paraiškos bus surinktos ir tada tik prasidės tas vertinimas. Tai formaliai jis neturi jokio pranašumo, o kartais geriau šiek tiek palaukti, kol aiškumas nusistovės, kol agentūra pati supras, ką jinai čia gavo, nes matot, pati agentūra jinai neruošia aprašų, aprašus ruošia ministerija, ministerija išleidžia aprašus, agentūra ten dalyvauja minimaliai. Ir jinai, kai gauna, minimaliai, aš sakyčiau, galbūt tie žmonės, kurie jau atliks tą fiziškai vertinimą paraiškų ir konsultuos verslą. Ir jie gauna tą kvietimą, jie analizuoja, jie konsultuoja verslą ir tik po kokio mėnesio, 2 jie įgauna tą tokį kaip ir visą supratimą, ko verslui reikia, kokie projektai ateis ir kaip tam tikras vietas galima būtų traktuoti. Tai vat mano toks komentaras. Mhm, supratau, nes iš tiesų, va, tas mitas man kažkaip buvo užsifiksavęs, kad reikia kuo greičiau.
Kokias pagrindinės klaidas daro verslai aplikuodami arba ko neįsivertina, su kuo paskui susiduria, kas, kad netaptų va, tie lengvi pinigai tarsi akmenių po kaklu įmoniai. Labai turbūt dažnai reikia priminti arba, kaip čia pasakyti, pasakyti pakartotinai apie tą asmeninį įsipareigojimą nuo savų lėšų, pinigų srautų prasme. Nes labai daug kas sugalvoja, o, gavau paramą, o tai kur dabar čia tie pinigai? Tai pinigų tas atidavimas yra laike išdėstytas ir reikia susiplanuoti tą nuosavą indėlį tikrai atsakingai ir suprast, kad na 50% reikės prisidėti savom lėšom, tai tuos 50% tikėtina gali tekt panaudoti greičiau šiek tiek negu kad paskutiniai vietoj. Pavyzdžiui, su Iltės projektų paskolomis ten iš vis yra reikalavimas pirmą išleisti nuosavą dalį, tuos 20-25% ir tik tada ateina paskola. Tai čia vienas aspektas. Subsidinių projektų atveju mes galim gauti avansą 30% labai dažnai, tai padeda valdyti pinigų srautus, bet jam pasibaigus, na, reikia jau žiūrėti toliau, kokios veiklos. Tai aš sakyčiau, tas finansinis pasirengimas labai svarbu ir B, techninis pasirengimas. Reikia aiškiai žinot reikalavimus, kokius dokumentus reikia pateikti su paraiška, tai statybos leidimas minėjau, poveikio aplinkai vertinimos ir šitas procedūras pradėti kuo anksčiau, jeigu mes tikrai galvom dalyvauti. Nes pati paraiška, verslo planas, jis gali būti parengtas pakankamai greitai, jeigu yra poreikis toks, bet tie dokumentai, nuo kurių atsispiriama, tie kietieji, vadinkime, statyboms sakykime, net ir tie patys komerciniai pasiūlymai įrangai, na, jie kartais užtrunka ir tam reikia irgi skirti laiko. Tai aš sakyčiau, jeigu pasirengimas yra numatomas ir finansinis susiplanuojamas pinigų srautai ir pasirengima techninė dalis, kitų dalykų kažkokių ten stebuklų neturėtų atsitikti. Jeigu, na, konsultantas arba patys, sakykime, aplikantai gerai susipažino su aprašu. Aš netgi sakyčiau, kaip jau finansininkas, kad netgi reikia būti nusimačius visą 100% pinigų, iš kur tu turėsi projektų įvykdyti, nes jeigu projekto išmokėjimo grafikas striks arba vėluos arba nevyks pagal planą, tai gali būti, kad vis tiek nu, negalėsi sustabdyti ant kažkokio tai ar ne įrangos pirkimo ar statybų ar dar kažką ir turėsi padaryti iš savų ir tik tada laukti to finansavimo gavimo. Tai va čia svarbi vieta. Svarbi. Aš dar pridėčiau kitą dar aspektą dėl viešųjų pirkimų, nes didesnių projektų atveju tuos pirkimus reikia skelbti, jie turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Verslas paprastai perka pagal savo viduje patvirtintas taisyklės ir tvarkas, bet prie tam tikrų investicijų stambesnių tie pirkimai tampa, na, kontroliuojami agentūros ir jie turi būti daromi tam tikra tvarka, išskaidant tam tikras perkamas objektus, kartais juos sujungiant, na, priklausomai nuo to, kas perkama. Nes vienu atveju agentūra prašo išskaidyti pirkimo objektus tam, kad būtų sudaryta pakankama konkurencija, kad galėtų pasiūlyti atskiroms dalims kažkas pateikti savo pasiūlymą, grinai kaip viešuose pirkimuose. Kitu atveju reikia sujungti į vieną, agentūra sako sujungkite į vieną, nes sujungę jūs pasieksit, sakykime, tokią konkurso ribą, kur privalėsit skelbti tą kvietimą. Ir čia šita vieta yra labai atsakinga ir labai slidi. Tai šitą irgi reikia suvokti, kad jeigu pinigų suma jau yra didesnė, paprastai nusipirkti įrangos greičiausiai nepavyks. Reikės kai kuriais atvejais skelbti pirkimus, S-investicijos LT, ten turės dalyvauti, na, kas norės. Atitinkamai reikės pasirengti ir techninės specifikacijas, ir tokius mini pirkimo dokumentus, bet procedūros tam yra ir jas reikia būtina atsižvelgti, nes kitu atveju agentūra gali sumažinti finansavimą 25%, o kartais ir iš vis jį panaikinti. Tai šitą irgi reikia turėti minty. Mhm. Apie KKI projektą minėjot, kad jis nėra labai greipstomas. Aš pati esu irgi Klaipėdos kultūros fabriko mentorė ir prisipažinsiu, nukreipinėjau kartais verslus pasidomėti šiuo projektu. Tai
Jis dabar man po jūsų pristatymų iš tikrųjų dar daugiau ten klausimų paliko, nes taip paskaičius atrodė, kad ten ir statytis galima, ir patalpas įsirengti, Galima. ir dar kažką, dar kažką. Tai manau, kad ateisim pasikonsultuoti pas jūs individualiai jau dėl šito projekto. Gali tiesiai pas mane, nes šito kvietimo konsultuoju iš mūsų įmonės būtent aš. Kvietimas tikrai sudėtingas. Mhm. Aš turiu nemenką, kaip sakau, patirtį tų aprašų skaitėme 15-20 metų ir šitą pamatę supratau, kad na, šitam sektoriui tokio sudėtingumo aprašą paruoštai yra tikrai na, neapdairu, nes klausimų tiek agentūrai, tiek vėlesniuose etapuose bus labai daug. Kvietimas sudėtingas, bet patrauklus, nes jisai konkurencinė prasme greičiausiai bus toks lengvesnis šiek tiek ir aš galvoju, kad net jei ir susirinks pakankamai paraiškų, gali būti, kad ir rezervinių kažkokių pinigų kas pridės, nes kaip ir minėjau, vat, pristatymo metu kartais taip atsitinka. Nes ten ir rėžiai tokie įdomus, tikrai pajamų labai nedidelis rėžis. Tu kokia įmonė turi būti, kad tik 17 tūkstančių turėtų, tai čia visai jinai Tai čia turi būti maži tokia mažajam kvietimui. VŠI netgi kokia, ar ne, mažulytė, ten kelis projektus per metus padaranti. Jo, mes Mhm. analizavom iš tikrųjų, kas galėtų dalyvauti, nes prisidėti Mhm. vėlgi reikia nuo savo lėšom. Jeigu Taip, yra pajamų 100 000 per metus, tai nu, kiek tų nuo savo lėšų yra? Tokių, kurie taip. iš 100 000 virto pelnu arba tais pinigais, kuriuos galima naudoti kažkaip tolimesniai veiklai. Tai vat, sudė, sunku apibriežti, kas galės sudalyvauti tam mažajam kvietime, bet jau tam didžiajam, kuris yra paskelbtas, kur virš 200 000 pajamų VRK, tos KKI sektoriaus, tai ten dalyvių bus tikrai. Mhm. Tai teisingai, yra mažasis ir didysis. Mm. Tai ačiū labai, Eimantai. Jeigu dalyviai daugiau nenori užduoti klausimų tiesiogiai, tai matote Eimanto kontaktus. Nežinau, ar Eimantas pasidalins skaidrėmis, bet tą kontaktinę skaidrę tai tikrai aš irgi pasidalinsiu. Galite kreiptis tiesiogiai, konsultuotis. Mačiau irgi jūsų šiek tiek landžiau po jūsų interneto puslapį apie projektus. Ar ten yra kažkokia galimybė, nežinau, naujienlaiškį užsiprenumeruoti ir panašiai, nes ką aš asmeniškai, tai aš iš tikrųjų praleidžiu va tuos dalykus, kada čia koks prasideda tas kvietimas, kada kas baigėsi, kada atideda. O tarsi ir, vat, kaip sakau, finansinį komisiją aprūpinti, padėti įmonėm apsirūpinti pinigais, tai turėtum visada nu, laikyti pulsą, kas čia dabar, iš kur čia ateina, kokie pinigai. Taip, pas mūsų svetainėje galimybė užsisakyti naujienlaiškį yra. Mes kartą į mėnesį arba į du išleidžiam tokį bendrą naujienlaiškį apie visus esamus arba naujai pasirodžiusius kvietimus. Taip pat mūsų svetainėje laikome, vat, kuriuos aš paminėjau kvietimus, jie visi yra čia. Esminiai, pagrindiniai verslui nukreipti kvietimai dažniausiai yra pas mus svetainiai. Jau kai tik tais atsiranda kažkur tai dokumentas, pirminis ten irgi yra galima atsifiltruoti ir taip pat pasižiūrėti npr.lt kvietimų sąrašas ir tame kvietimų sąraše galima na, pasitikrinti, kas įdomu. Galima užsidėti na, ir jūsų įmonės veiklos pobūdį, ar tai gamyba, ar prekyba, ar paslaugos, teritorija ir filtras išfiltruos jums tinkamus kvietimus. Visų kvietimų, tokių, sakau, smulkių, nes aš esu matęs tų filtrų daug ir tas pats investicijos LT turi filtrą, galima ir ten nueiti pasižiūrėti, bet jis yra nu, šiek tiek komplikuotas, ten yra sudėti visos Lietuvos įvairiausiems subjektams skirti kvietimai, ir ten susigaudyti yra šiek tiek sunkiau. Mes sukūrėm tokį paprastesnį esminių kvietimų, kuriuose dalyvauja verslas sąrašą, kurį galima na, filtruotis. Taip pat, kaip ir minėjau, galite užsisakyti naujienlaiškį ir siūsti. Dabar kaip tik dar toliau tobulinam svetainę, tai ten atsiranda vis naujų galimybių ir funkcionalumų. Tai ačiū Eimantai, ačiū visiems dalyviam. Ką, keliauju, stabdau įrašą ir keliauju ruošti įrašą, kelti į YouTube ir sakau visiems iki sekančių verslo pusryčių, kurie jau įvyks spalio 1 dieną. Na, o buvusių mūsų verslo pusryčių įrašus irgi galite surasti žiniaus YouTube kanale. Tai ačiū, iki. Ačiū, viso gero.